Šiais laikais jaunimas vis labiau save atskiria nuo pasaulio į telefonus, socialinę žiniasklaidą ir kompiuterinius žaidimus. Liūdna realybė tokia, kad jaunuoliai didžiąją laisvalaikio dalį mieliau praleidžia prie skaitmeninių įrenginių. Priklausomybė nuo išmaniųjų telefonų yra tikra. Kai paaugliai naudojasi telefonais, jie iškart gauna dopamino smūgį užregistruotą smegenų atlygio sistemoje. Dėl to jaunuoliai praleidžia daugiau laiko prie telefono, nes toks elgesys yra nuolat stiprinamas. Deja, priklausomybė nuo interneto nėra vienintelė jaunimo problema. Paauglių socialinė izoliacija gali atsirasti dėl atsitiktinumo arba pasirinkimo. Jaunuoliai gali jausti socialinį nerimą, kuris neleidžia jiems užmegzti draugysčių ar lankyti socialinės veiklos. Tačiau bendraamžiai taip pat gali izoliuoti asmenis tyčiodamiesi ar tyčia juos atstumdami. Mūsų ForestU projektas yra unikalus bendruomenės kūrimo ir terapijos laukinėje gamtoje būdas. Ir jame yra sprendimas, padedantis jaunuoliams geriau užmegzti ryšius su bendraamžiais. Platforma ForestU suteikia sveiką aplinką, kurioje įvairaus amžiaus žmonės gali gauti gydymą ir tinkamą neformalųjį ugdymą miško aplinkoje. Be to, ji palengvina jaunuolių grįžimą į tradicinę mokyklinę aplinką. Ji padeda naudotojams išmokti bendrauti ir užmegzti sveikus ryšius visam gyvenimui. Mūsų platformos naudotojai taip pat mokosi užmegzti santykius ir ugdyti bendravimo įgūdžius per veiklą laukinėje gamtoje ir nuotykius. Nuotykių veikla suteikia jaunuoliams galimybę praktikuoti ir tobulinti tarpusavio santykių įgūdžius. Kai kurie iš jų linksta į lyderio vaidmenį ir mokosi veiksmingo lyderių savybių. Jiems gali prireikti pagalbos išlįsti iš savo kiauto, o nuotykių veikla leidžia jiems užmegzti draugystę tarp bendraamžių. Šioje aplinkoje jie mokosi ir įsisavina, kaip veiksmingai ir tinkamai pranešti apie savo poreikius, o tai padeda jiems ugdyti savęs pristatymo ir minkštuosius įgūdžius. Jaunuoliai, įveikdami savo psichinius ir fizinius iššūkius, įgyja gebėjimą spręsti problemas. Nesvarbu, ar jie susiduria su tiesioginė prasme priešais jo stovinčiu kalnu ar su nerimo mintimis kasdieninėme gyvenime, naudotojai mokosi, kaip judėti į priekį. Nuotykių programavimo tikslas – mesti iššūkį komforto zonai, kad būtų stiprinamas pasitikėjimas savimi ir gerinama bendra psichinė ir fizinė sveikata. Nekantraujame sulaukti, kada galėsite tapti vienu iš daugelio mūsų sėkmingų platformos naudotojų.